Užsukus į Dainavos sodų bendriją nepastebėti Onutės ir Antano Gaudinskų sodybos neįmanoma. Akį traukia originali skaldytų akmenų ornamentais puošta tvora, rūpestingai išpuoselėta namų valdos aplinka bei gausybė ten augančių įprastų ir ne kiekvienam praeiviui pažįstamų augalų. Vienas tokių pasiflora, kurią dėl puikių žiedų itin mėgsta sodybos šeimininkė. Pasifloros ne tik gražiai žydi ir kai kurios veda valgomus vaisius. Jos daugiametės ir nereikalauja daug priežiūros. Galima jį pasodyti lauke ir dengti taip kaip raganės, bet tuo, kad raganės nužydė ir viskas, o šitą žydė visą mielą vasarėlę iki vasario mėnesio. Mes nešam kokį spalį į vidų ir jam užtenka šviesos pas mus viduj ir duoda dar labai daug džiaugsmo, nes labai ilgai žydė. Mes tręšti visiškai jų netręšėme, o šiaip sau, tai sakyčiau, vaisius gal veda tik tiek, kad yra kai kurios rūšys. Dabar turime mes tą raudonąją pasiflorą, tai ragausim šiemet, nes čia iš vaisių yra padarytos sėklos, atvežė mūsų draugai iš Izraelio ir tikimės, kad gal bus ir vaisiai. Sodybos šeimininkė džiaugiasi šiemet vasarą itin daug žiedų dovanojusiais augalais. Šiemet tai žydė labai daug lelijos, bet jau baigė peržydėti. Kiek daugiau, kad žydė labai gražiai žydė visos begonijos ir šluotelinė kortenzija. Irgi mano mylimiausias augalas, kurio nereikia visiškai dengti. Iš pradžių žydė nuo birželio mėnesio baltos būna šluotos, paskui būna ružavos, paskui raudonos. Nereikia nei žiemai dengti, nereikia nei jokios priežiūros, nei laistome mes jų, nei tręšime, nei nieko. Taip tiesiog, kad pats geriausias, tai turbūt ir mylimiausias mano augalas ir jis reikėtų sodyti kažkur tai matomoje vietoje, nes šitiek laiko pusę metų žydė ir nei ligos puola, nei purkšti nieko nereikia. Dėl spartaus gyvenimo tempo žmonės linkę auginti nelepius augalus. Tokiems Onutės Gaudinskienės patarimai. Tokiems žmonėms tai dar rekomenduočiau tai lelijas, kur irgi pasodinai, ko žemė, ko prastesnė turi būti ir irgi jokio laistymo, jokio tręšimo, nieko nereikia. Ir pas mane, daleiskim, neiškastos vienoje vietoje žydė, tai kokius 23-24 metus. Tai irgi pasodinai ir tik džiugina žiedais ir tik tuo, kad reikėtų sodyti, kur aukštesnės tai toliau, o kur žemesnės priekyje. Ne veltui šių namų šeimininką poną Antaną žmonės Druskininkų Mičirinu vadina. Vyras turi silpnybę ieškoti vis naujų augalų ir pats juos dauginti. Labiausiai mėgsta visą vasarą žydinčius ir galinčius augti Lietuvos klimato sąlygomis. Kai pradedu nuo balandžio vidurio, tai pirmiausia spygliuočius dauginu. Jei pavėlysi, paskui pusė neprigės, o pas mane 99% spygliuočių prigėjo. O paskui nuo birželio vidurio pradedu dekoratyvinius augalus daugyti šakutėm. Va kokiam šakutėm dauganis, čia citrina yra, va kokiam. Tai išaugs pusę metro. Iki rudenio dar bus. O čia va kibiskiai yra. Kokiam šakutėm mažom dauginasi. Ir va šaknys. Jau reikia persodyti, darbo kad yra. Ir kiekvieną augalą reikia į vazonus atskirai persodyti. Kadangi nėra vietos jau šaknimi, jie skursta jau tada. Sunkiausia, pasak pono Antano, dauginti spygliuočius. Jau pavėlyti negalime. Kuo anksčiau geriau, kad būtų kovo mėnesį daugyti. Pas mus dar žemė būna šąla. Ir kadangi va yra, mato, šiltnamis yra, reikia sudaryti mikroklimatą jiem. Jei daug drėgmės, supūsta, jei va sausrai yra, jie iš karto pajudavo viskas nuveina, neprigyja. Sodybos šeimininkas didžiuojasi, kad beveik visi jo dauginami augalai prigyja, tačiau su vienu augalu ponas Antanas vis dar eksperimentuoja. O dar bandau šitą šilalugę noriu ant kamieno, skiepinu. Rytą skiepina, pradeda sprogt, negiminingas poskiepis ir neprigyja. Dar va, jei dagyvensiu, tai pavasarį šakučių raisių miške skiepyti. Reikia poskiepį yra, kas giminingas yra, pavyzdžiui. Kad va, noriu šitą, kad išaugtų kamienas,
Taip krūmai čia auga, šalalugė. Noriu ant kamino, kad būtų. Va, serbentus kiepino, grasos. Kaip gražiai atrodo, jie ir... Ir patogiau skint? Ir patogiau skint, ir mažiau vietos. Šitą reikia jiem ir nedalykit, kur krūmai yra. Krūmai tai reikia kuolai kalt, raišot, o čia nereikia nieko. Išpuoselėta Gaudinskų namų aplinka ir sklype vešintys augalai kasdien reikalauja šeimininkų priežiūros. Tačiau toks darbas jų nevargina, kitaip gyventi šie žmonės ko gero jau ir negalėtų.